kodėl vis dėlto jūs laikotės tos pozicijos, kad tai yra gudrus verslininkų pasinaudojimo situacija? Geriau mokėti mažiau imigrantui, negu solidesnį atlyginimą lietuviui. Žmonės atvykstantis iš trečio pasaulio šalių, kas šiandien tampa nauja tendencija, iš pradžių iš Baltarusijos, kur yra daug mažesnės pajamos negu Lietuvoje, čia mėgo manipuliuoti, kad tai yra pabėgėliai nuo Lukašenkos. Ten nebuvo pabėgėlių nuo Lukašenkos, tik keli 160 tūkstančių darbo migrantų. Jiems Lietuvoje pajamos buvo daug didesnės ir patrauklios. Jie sutinka su daug prastesnėm sąlygom, negu sutinka Lietuvos piliečiai, įvairių tautybių. Dabar, kai važiuoja žmonės iš Vidurio Azijos, arba dabar prasideda iš Bangladešo, Pakistano nauja tendencija, jie, kai lygina sąlygas Lietuvoje ir savo tėvynėse, aišku, kad jų tėvynėse yra dar blogiau. Po 300 vidutiniai atlyginimai, ko gero, tam, pavyzdžiui, Tadžikistane ir panašiai. Ir kai jie lygina šitą, tai aišku, kad jie dirbs bet kokiom sąlygom Lietuvoje. Žmonės gyvenantys čia planuoja visą savo gyvenimą čia. Ir jie negali konkuruoti su tais, kurie atvažiuoja iš šalies, kur alga 300 eurų, sąlygos tinka bet kokios. Tai dempinguojam lietuvių atlyginimus, jūs norite sakyti? Pasižiūrėti, tai pavyzdžiui, tą patį statybų sektorių. Per pastarąjį dešimtmetį kiek augo pragyvenimo kaštai ir kiek augo statybų sektoriuje dirbančių atlyginimų. Per pastarosius 10 metų. Neaugo beveik. Ką tai reiškia? Kokia čia išvada? Tai reiškia, kad dėka masinės imigracijos dirbančių tokiuose sektoriuose tampa įmanoma darbdaviams nekelti tų atlyginimų.